Loftas Fest 2012, Robertas Kalinginas, festivalio scenografas ir apipavidalintojas. Koks buvo tau didžiausias iššūkis daryti šitame festivalyje? Ką daryti ir koks? Sutvarkyti patalpas ir padaryti jas naudojamas. Jo, menų zona, miegamieji ir Liverpoolio scena. Buvo labai daug šiukšlių, buvo labai pavojinga, teko daug apjausti, tvarkyti, ruošti, tai didžioji dalis laiko ir savanorių jėgų suėjo tvarkymui. Kas padėjo tau visą tai padaryti? Mes turėjome didelį gausų būrį savanorių, turėjom apie 70 žmonių, kurie padėjo mums tvarkyti teritoriją, kadangi teritorijoje vyksta statybos, buvo labai daug atliekų. Išvežėm net 4 konteinerių šiukšlių, tai jeigu nebūtų turbūt žmonių, kurie galėtų neatlygintinai padėti, mes nebūtume išsivertę. Kas savo rankom darei? Tau pradėt vardinto grindų plovimo iki vinių kalimo. Kabinom užuolaidas, takinom langus, izoliavom garsą, dažėm, ruošiam projekciją į pastatus, viską, ką galėjom. Ir tame tarpe tu vis dar atlikai savo kaip dizainerio pareigas, siuvai sukneles užsakovėm ir klientam? Taip, tuo tarpu stengiuosi priimti užsakovus su kroksais, stengiuosi išlikti švariom rankom, nelabai gaunas, tai suknelių vestuvinių šį savaitgalį neatiduodam, bet bandom rasti laiko viskam. Vestuvių dėl to neatidėjo? Ne, vestuvių neatidėjo, bet bandėm iškomunikuoti taip, kad žmonės ateitų arba prieš, arba po festo. Gerai, papasako, ką tu pats su savanoriais darei aplinkui, gali apsidairyti ir papasakot, kas yra, kur ir kaip. Nu, man pasisekė, kad mes nestatėme pagrindinės scenos, buvo didžiausias malonumas to nedaryti, bet turėjome gan daug darbų su langų užtvėrimų projekcijai, kadangi didelis aukštis, neturėjome tam tikros įrangos, tai pasistengėm ties čia, išdėstymas visų palapinių, vaikų zona, party zona su beach area, viską darėm čia laukia patys. Taip pat brandingas, tentai, visko, ko reikėjo, kad visi būtų patenkinti, tiek mūsų draugai, tiek rėmėjai. Ir kokie planai šiam vakarui? Ilsėtis. Tai rytojus, visas rytoj, Loftas Fest, sekmadienis, laukia iš tikrųjų didžiausias headlineris šio festivalio Hercules and Love Affair. Bet Robertas jau turbūt beveik atliko visą savo darbą ir galės užtarnautą poilsio keliauti jau galbūt ir šį vakarą. Nepaslaptis, kad aš ne muzikalus asmuo, tai garsas manęs nedomina, decibelais aš nesižaviu, tai stengiuosi išvengti viso įmanomo triukšmo, pabaigti savo darbus laiku ir išeiti ilsėtis namo. Labanaktis. Ačiū. Viskas?